Kiek maždaug? Sakiau, tai jūs normaliai. Jau pirštus skauda. Ei, karočią. Tai gerai ir nereikia. Čia žodžiai yra. Žinok, mane net pakūrė tas, kad mes kaip atrodom. Arnoldai, tai gal jau pradedam, ne? Gerai, Jurgi? Atidaryk duris ir kviesk visus ateiti. Jau. Viskas, pradedam. Kiaura. Visiškai. Ne! Taip. Mes galim pamojuoti. Taip. Tai prašom ateiti arčiau, matome labai daug gražių žmonių šiandien susirinkę, bet mes nematom tų gražių žmonių veidų. Šis koncertas tikrai nėra sėdimas, tos kėdės yra skirtos vyresnio amžiaus žmonėms, kurių čia bus. Galite ateiti arčiau, dar arčiau, tai prašom, panelės, labai gražiai šiąnakt atrodote, taip su maišais netgi. Ponai, prašom, iš tiesų, čia yra vieta jums skirta. Gerai, pabandom meškerę. O! Arčiau. Okei. Benai, tobulai, Benai, darai. Puikų pavyzdį rodai. Tai gerai. Pažiūrėk, kas daros.
Sveikinam, kaip gražu, kiek jūsų daug yra. Mes tikrai to tikėjomės ir dėl to dabar visiškai nesijaudinam. Spėju, kai kurie iš jūsų, kas atrado šitą renginį per draugus? Kas atrado šitą renginį Facebook'e? Kas pamatė Instagramo Reelsą? Gerai, tai Instagramo Reelsai nelabai veikia. Ir galbūt kai kurie iš jūsų čia yra, kurie net nežino, kas tie Sengirės signatarai. Ir manau, dalimi koncerto mes bandysim jums papasakot. Kas čia tokie stovi prieš jūs. Taigi, kartą, seniai, prieš 20 metų, senai, vienam užusienio kaime augo ąžuoliukas. Ir ąžuoliukas jis nusprendė parašyti dainą. Bet dainą jis rašė ne mamai, ne tėčiui, ne sesiai. Gaila, sėti sako, gaila. Net ne močiutė Janeliai, bet tigrui. Tigrai, ką tu padarei, vos infarkto mane įvarei, tu mane išgąsdinai ne kaip bet ką, ir dabar mane kankina nemiga. Nusprendžiau pakeisti visą tai, nusipirkau aš tigrą, kaip jau turbūt supratai. Tigrai, ką tu padarei, vos infarkto mane įvarei, tu mane išgąsdinai ne kaip bet ką, ir dabar mane kankina nemiga. Tigras baisiai išgąsdino mane. Tigrai, ką tu padarei, vos infarkto mane įvarei, tu mane išgąsdinai ne kaip bet ką, ir dabar mane kankina nemiga. Ąžuolas gyveno visai gražų gyvenimo, visai kitame pasaulio gale, Europos gale. Pusmetį Italijoje praleido Ignacas. Ignacas pusmetį praleido Italijoje, turėjo gitarą, mokėsi groti, turėjo raštą darbą, kurį turėjo parašyti, ir turėjo kaimynus ispanus. Nieko neturiu prieš ispanus, arba bent jau prieš daugumą jų, bet kai 3 valandą nakties bandai miegoti ir ferverkai po palangais skraido, tai, kyla įkvėpimas. Nakties ferverkai už langų, eisiu pasivaikščioti, kažkas liks be dantų. Oi, ramdalilė, ramdalilė, eisiu pasivaikščioti, kažkas
paskutinės, kai aš juos surasiu, niekas kitas neberas. Oi, randalilelila, randalilala, kai aš juos surasiu, niekas kitas neberas. Oi, randalilelila, randalilala, kai aš juos surasiu, niekas kitas neberas. Mane jie pasitiko su užvertom durim, dar neišaušus rytui, jie plaukio su žuvim. Oi, randalilelila, randalilala, dar neišaušus rytui, jie plaukio su žuvim. Oi, randalilelila, randalilala, dar neišaušus rytui, jie plaukio su žuvim. Ramus jau vakaras atėjo, ramybė laukuose, tik tai dumblas ir lašišos jųjų plaukuose. Oi, ramtadrilelila, ramtadrilala, tik tai dumblas ir lašišos jųjų plaukuose. Oi, ramtadrilelila, ramtadrilala, tik tai dumblas ir lašišos jųjų plaukuose. Oi, ramtadrilelila, ramtadrilala, tik tai dumblas ir lašišos jųjų plaukuose. Oi, ramtadrilelila, ramtadrilala, tik tai dumblas ir lašišos jųjų plaukuose. Ąžuoliukas užaugo ir rašė dainas nebe tik tigrui. Tuomet Ignacas grįžo iš Italijos ir dėja jie susitiko. Ir vieną gražią dieną, gražią pavasario dieną, man nusim švarką. Aš nusimsiu švarką. Jurgi, anekdotą. Nu gerai, tai paklausykim anekdotą. Įeina žmogus į barą, turi bananą ausį. Kaip čia, barmenas pamato, galvoja, nu reikia pasakyti, sako, žmogau, nu tu turi bananą ausį. Sako, tas žmogus jam atsako, aš negirdžiu, kad tu sakai, aš turiu bananą ausį. Jeigu kažkam nepatinka dainos, tai nebijokite, tokių bajerių dar bus. Taigi, vieną gražių pavasario dieną, popietę, rytą vėlyvą, Ąžuolas ir Ignas ėjo pro Marcinkonių kelią. Kažkur ten toli, Dzūkijos tolimuose. Ir Ąžuolas tiesiog pradėjo varyti kažkokiais akordais. Nakties tyloje aš išeinu, neriu gilyn į tamsą, beklausant Jessicos dainų. Bet nieks negirdi, kai skaudžia tiesą, suprantu, kažkas man bado širdį, tavęs mylėt nebegaliu, tu jau su kitu, 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 tu jau su kitu. So good.
Pradėjo brūžinti akordais. Ignas pradėjo kažką niuniuot. Bam, atsirado daina. Tada Ignas sako, ant bajerio sukuriam dainą. Geras bajeris buvo. Tuomet vyko tokio Švento Luko klubo mokslo metų užbaigimo šventė. Buvo proga pasirodyti, sakau, ąžuolai, ant bajerio. Einam, sugrosim kažką. Tada per 5 minutės sugalvojom Sengirės signataro pavadinimą. Pagrojom. Ir man atrodo panašiai tą dieną sakėm, seni, ant bajerio, kada nors koncertą padarom. Tai kitas bajeris, kurį sakom, kad bus išleistas albumas. O dabar apie mūsų tolimesnį istoriją. Tai... Gyveno kartą toks Jurgis. Gyveno Jurgis. Ir mes čia su ąžuolu sėdim, čia kažką čia grojam, čia rašom dainas ir Jurgis tiesiog sėdi toks ramus, jį nieko nedaro. Negalima, taip žmonės. Tai sekančią dainą parašė Jurgis, jis ją parašė apie, manau, tai, ką šiuolaikinis pasaulis labai dažnai jaučia, bet bijo išsakyti. Tai ačiū tau, Jurgi, už tavo drąsą. Išeinu ryte į lauką baimės kupinų žvilgsniu, tik betoną ir asfaltą savo kieme aš regiu. Ką daryt liūdnam miestiečiui, kai gyventi taip nyku, pėdinti ryte į darbą ir vaidint, kad man smagu. Labai smagu, kaip man smagu, labai smagu. Įlipu į troleibusą ir tenai aš pamatau savo viršininko ausus, pasislėpsiu aš to jau. Pasislėpęs aš galvoju, ką darysiu aš dabar, pasisėdėti man išlipti gal nuo stotelę anksčiau. Išlipt anksčiau, išlipsiu aš anksčiau, išlipt anksčiau. Kaip man sunku mieste gyvent, dėl pinigų kasdien čia sunkia našta kelt. Kaip man sunku, kur pasislėpt, kad nesustabdomas galėčiau išsiekt. Man išlipti dar nespėjus, netikėtai pajutau savo viršininko žvilgsnį sveikintis jis nori jau. Sako man, kodėl važiuojant labas jam nepasakiau. Aš iš gėdos raudonuoju durniaus vietoje aš likau. Pasilikau, durniaus vietoje likau. Kaip man sunku mieste gyvent, dėl pinigų kasdien čia sunkia našta kelt. Kaip man sunku, kur pasislėpt, kad nesustabdomas galėčiau išsiekt. Kaip man sunku mieste gyvent, dėl pinigų kasdien čia sunkia našta kelt. Kaip man sunku, kur pasislėpt, kad nesustabdomas galėčiau išsirekt. Skaitykit, daug naudingų dalykų. Taigi, dabar jau galim po truputį sugrįžti į ramų balsą. Jau ausis gali pailsėti.
ausis mes pailsiname, nes taip surenka gerai. Taigi, gyvenom, kaip gyvenom, rašėm, kaip rašėm ir tiek iš mūsų istorijos iš esmės, bet dainos nėra be prasmės. Ir mūsų sekanti daina, tai yra iš tiesų poilsis jūsų ausims. Tai yra tam tikra atgaiva. Jūs klausydamis šios dainos galėsite pakilti. Iš tiesų pakilti, aukštai dar ne į dangų, bet aukščiau kokį 1-2 metrą. Galėsite plasnoti. Plasnoti kaip... Galima padėti, kas plasnoja? Kas plasnoja šiaip? Paukščiai. Drugelis plasnoja? Numatyt, kad drugelis. Tiesiai saulė išplasnojo ir iš ten mus
drugelis. Skris, 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 drugeli, gėlę aplankyk kiekvieną. Skris, 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 drugeli, tu turi tik vieną dieną. Skris, 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 drugeli, koks gražus yra pasaulis. Skris, 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 drugeli, kol gali skraidyt pasaulį. Skris, skris, drugeli, gėlę aplankyk kiekvieną. Skris, 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 drugeli, tu turi tik vieną dieną. Skris, 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 drugeli, koks gražus yra pasaulis. Skris, 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 drugeli, kol gali skraidyt pasaulį. Wow. Žinot, aš kalbėjau daug apie bajerius. Daina ant bajerio, grupė ant bajerio, koncertas ant bajerio, albumas ant bajerio, pasaulinis turas ant bajerio, Eurovizijoje dalyvavimas ant bajerio. Bet aš norėčiau, jeigu galima, minutei, pusiai minutės, tikrai neužtruksim ilgai, surimtėti. Kodėl žmonės šypsosi? Jie žino, kad aš rimtas negaliu būti, bet rimtai, surimtėjim truputį. Jeigu aš šito nepaminėsiu, tai bent jau man, bet turbūt ir kitiem grupės nariam bus smūgis į galvą iš mūsų šviesų technikės. Tai paplokim austėjai. Žmonės, svarbi žinia, drugeliai negyvena tik vieną dieną. Net mažiausiai gyvenantis drugeliai siekia, iki 2 savaitės, bet tikrai, ne vieną dieną. Skris, 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 drugeliai, gėlę aplankyk kiekvieną. Skris, 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 drugeliai, tu turi ne vieną dieną. Skris, 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 drugeliai, koks gražus yra pasaulis. Skris, 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 drugeliai, kol gali skraidyk pasaulį. O dabar, kai kurie iš mūsų truputį turi kaip drugeliai išskristi, tai jūsų eteryje Jurgis! Atsimenat, kaip pasakiau labai gerą anekdotą. tai ką žinau, nori dar anekdotą gal? Žinoma. Įdėmiai klausykit, žinokit, bus taip nepatogu, jeigu niekas nesijuoks. Gerai, anekdotas. Banginis turėjo 3 dukras. 2 didelės ir 1 mikrobanginę. Jo, stebinu pas save. Kokią mašiną vairuoja Šimašius? Šimašina. Jo. Gerai. Paskutinis. Atsiprašau. Bet, čia labiau pasakojimas. Žodžiu, italas neša arbūzus. Eina, kaip sunkiai nešu. Ateina kitas italas, sako, Antonijo, dabar, gal gali pasakyti, kiek valandų, Antonijo. Nemato per arbūzus. Gerai, tuoj pasakysiu. Nežinau. Ačiū. Labai nuostabi publika. Norėčiau paklausti, jau jūs drąsus vien to faktu, kad jūs čia atėjote, aišku.
Tai labai tikrai ačiū Jums už tai. Mums jau, manau, dabar yra smagu, ne? Bet. Ar yra tarp Jūsų koks nors drąsus savanoris? Ne, tikrai Jums nereikės sakyti anekdotą. O! Žiūrėk, gali kalbėti šitą mikrofoną? Jo, ateik prie manęs. Kuo vardu? Esu Rokas. Rokai, iš kur tu? Augęs Jonavoje, studijuoju Vilniuje. Čia dėl Jonavos ar dėl Vilniaus čia tiek plojimų? Nežinau, dėl Jonavos ar dėl Vilniaus. Klausyk, kaip atsidūrė čia? Kas tave čia pakvietė? Ugnė. Gerai, klausyk, tai dabar aš turiu keletą klausimų. Ačiū. Turiu keletą klausimų. Taip. Jonai. Tarkim. Taip. Ar žinotum visus šios grupės narių vardus? Tikrai ne. Bet žinau 4. Gal net ir 5. Gali pamanyti išvardinti? Taip, tai yra Jurgis. Yra Ignas, arba Ignacijus, nesupratau. Ąžuolas didysis. Rapolas. Agnė ir Rema. Agnė ir Rema. Taip, ačiū, padėjai pasikartot, kas čia šiandien pas mus, žodžiu, pasirodė, nu gerai, o tokį, klausimą, nu gerai. Nu šuniukai ir kačiukai, pavyzdžiui. Oi, kačiukai, sorry, šuniukai mylėtai iš... Aplodismentai! Gerai, ačiū žmogui, kurio vardą Rokui, va, ne Jonui. Ačiū Rokui iš Jonavos. Aš nežinau, ar mes turim tą žmogų kambarį. Tikriausiai jo neturim. Tai gal tada aš ir praleisiu šitą dalį. Ar yra Ignas Šopaga čia? Nėra. O, žodžiu, būtume pasveikinę, bet tada nesvarbu. Nu, galiu papasakoti dar vieną anekdotą. Bet kaip užimti publiką? Nu gerai. Antrą žmogų. Nu gerai, galiu... Žodžiu, tai va, tai kai kyla dilema, kaip užimti publiką, tai labai gerai, kai turi draugus, kurie ateina, nes tu galbūt ne visada pasiruošęs. Bet, tai va, ačiū Jums tikrai, kad labai gražiai juokėtės iš anekdotų, jie neturėjo būti juokingi, tai nesijauskit blogai, jeigu vertėt save juoktis. Roko, atsiprašau, kad užmiršau vardą, o visų kitų tai džiaugiuosi, kas pasakė, kad kačiukai, o ne šuniukai. Tai va. Paplokime Jurgiui! Dar vis plojam Jurgiui. Dar vis plojam Jurgiui. Dar vis plojam Jurgiui. Plojam iki tol, kol sugrįšiu. Aš galiu Jums papasakoti istoriją iš tikrųjų. Brauktukus palikęs. Bet mes paplojam Jurgiui, ačiū Jums. Taigi, kai einame pasaulyje, šiame be galo modernėjančiame pasaulyje, mes matom žmonės, kurie turi daug įgūdžių. Ir tai yra gerai. Įgūdžiai mus ugdo, įgūdžiai mus turtina. Ir gal kas žino, kaip vadinamas žmogus, kuris žino labai daug kalbų.
Norėjau sakyti pirmą eilę tyli, bet... Pasakė poliglotas, didelis jo buvo protas, bet Miglotas tai iš naujo. man pasakė poliglotas, mokykis daugiau kalbų. Poliglotų gal panapsi, būsi toks kaip aš ir tu. Ir kelionę aš pradėjau įvairių kalbų takais. Sako, darbo vaisiai saldus, mantinausi aš karčiais. Gyvenau kaip poliglotas lengvabūdišku ritmu. Tik gyvenimas man duotas sukosi kitų kampų. Ir... Daug kalbų kalbėt mokėjau, laisvas diena iš dienos. Kol galiausiai supratau, nemoku aš meilės kalbos. Nepasitikiu šiuo poliglotu, nei kalbėti, nei mylėti, neišmokei tu. Nepasitikiu šiuo poliglotu, nei kalbėti, nei mylėti, neišmokei tu. Nepasitikiu šiuo poliglotu, nei kalbėti, nei mylėti, neišmokei tu. Nepasitikiu šiuo poliglotu, nei kalbėti, nei mylėti, neišmokei tu. Man pasakė poliglotas, didelis jo buvo protas, bet atsakymas miglotas. Man pasakė poliglotas, didelis jo buvo protas, bet atsakymas miglotas. Man pasakė poliglotas, didelis jo buvo protas, bet atsakymas miglotas. Man pasakė poliglotas, didelis jo buvo protas, bet atsakymas miglotas. Pasiklydęs poliglotas vaikščiojau siaurą gatvę, kol likimas Dievo duotas leido man pažinti ją. Kantriamis pamokomis ir nuolankumo širdimi, meilės kalbomis mane išmokė ji. O, biški dėmesio, o knyga yra parašyta mūsų ąžuolo Juozapo Šlapiko! Skruzdėliukų istorijos. Ai, skruzdėlių istorijos, atsiprašau. Taip, matote, mes ne tik dainas dainuojam, bet ir smuikas, rapolai, smuikas. Prašom. Bet ir knygas rašom. Tik šitą knygą jis parašė panašiai kaip Tigrą parašęs, ne, kažkur tuo metu. Tai gal reiktų jau išleisti antrą dalį. Nu čia ateičiai. Arba mūsų artimesniem draugam, kad ąžuolą truputį papušintumėt. Tai jo, iš esmės poliglotas. Daug kalbų kalbėti mokėjo, bet nemokėjo meilės kalbos. Pažįstama situacija šiais laikais, šiuose aplinkose. Bet sekanti daina ne apie tai. Sekanti daina tiesiog poliglotas.
un matona è caduta sulla mia gamba quando lavoro in un'impresa di costruzioni. Non molto tempo dopo sono andato alla Sodra, vedo una ragazza con gli occhi marroni. Ho risolto la mia assicurazione, ma avevo paura di chiederle di uscire. A casa torno rattistrato senza amore, ma chi è mero la provvidenza sociale? Ero un codato, ma l'amore è più forte. Ti ho chiamato, Sodra non risponde. Al mattino indossavo un abito nero, le chiederò di uscire per un cappuccino. Mi collega alla provvidenza sociale, ma di sonno lei non che chiama al mattino. Ero un codato, ma l'amore è più forte. Ti ho chiamato, Sodra non risponde. Vado al lavoro frustrato e triste, la vedo piangere vicino alla pala. La felicità l'ha scritta sulla sua lacrime. Mi sono avvicinato, le ho preso la mano e parlo in un caffè. Io ti amo cara, il telefono squillava. Sodra chiama! Ero un codato, ma l'amore è più forte. Ti ho chiamato, Sodra non risponde. Ero un codato, ma l'amore è più forte. Ti ho chiamato, Sodra non risponde. Gal turime publikoje itališkai kalbančių? Labai gerai, ačiū Dievui. Nu gerai. Si. Apie ką daina buvo, Emilija? Apie ką daina buvo? Statybininkas, Allora. Statybininkas dirbo statybose ir susižydė koją ir nuėjo į Sodrą gauti socialinį draudimą. Ir, jis ten pamatė gražią merginą. Sugrįžo kitą dieną jos užkalbinti, bet jos nerado. Ir po to ją surado statybose. Daina apie meilę. Iš tiesų labai graži daina. Remta panašiai tikrais įvykiais. Tik ten nebuvo panelės, o tiesiog Sodra neatsiliepė. Bet... Paplokim Sodrai! Daina apie meilę. Ir kas žino kažkokią dainą apie meilę? Pakelkit ranką. Kelkit ranką, kas žino dainą apie meilę. Nu, aš nežinau, kodėl yra nekeliančių, 98% visų pasaulyje dainų yra apie meilę. Kiti 2% yra apie Colorado vabalus, bet ten irgi galima išvelgti. Tai mes mąstom, labai neišsiskirsim turbūt. Tai ši daina apie meilę, kuo galbūt išskirtinė, jinai remiasi paprastumu. Vienas kostiumuotas rytas, nenuvaksuoti batai ir susiglamžiam baltiniai. Jaučiuosi lyg būčiau kontuzytas. Nepastembiu draugų, kuriuos mačiau dar neseniai. Nepastebiu draugų, kuriuos mačiau dar neseniai. Man laikrodis seniai sugedęs. Vėluoju ar anksčiau ateisiu, nežinau. Ar paskaitos ar darbas jau pamiršęs. Žinau tik vieną,
privalau. Žinau tik vieną, kad vykti privalau. Ir išvystu tada tave tarp medžių. Išbyra visos mintis iš susivėlusios galvos. Tik stoviu ir žiūriu netekęs žado. Lyg būčiau aš praradęs dovaną kalbos. Lyg būčiau aš praradęs dovaną kalbos. Džiaunis kalbinis tu ant šakos. Ir atrodai kaip iš pasakos. Sužavėjai tu mane, įsižiūrėjau aš tave, kai džiaunis kalbinis tu ant šakos. Džiaunis kalbinis tu ant šakos. Šviesi tavo galva tarp lapų plyksi ir sruogos išsidraikiusios sukištos už ausų. Aš nežinau, ar nesupyksi, bet užkalbinti tave žinau, kad privalau. Užkalbinti tave žinau, kad privalau. Aš prieinu šalia taip tyliai, bet tu vis tiek žingsnius manuosius išgirsti. Atsisuki ir giliai žiūri. Atrodo, kad tu vidų mano supranti. Atrodo, kad tu vidų mano supranti. Džiaunis kalbinis tu ant šakos. Ir atrodai kaip iš pasakos. Sužavėjai tu mane, įsižiūrėjau aš tave, kai džiaunis kalbinis tu ant šakos. Kai džiaunis kalbinis tu ant šakos. Duodu tau gėlės žiedelį mažą, tu jį iškart prispaudi prie savo širdies ir skalbinius paleidusi iš rankų. Užsikiši šalia plaukų šviesių sau už ausies. Užsikiši šalia plaukų šviesių sau už ausies. Aš nugarą lenkiu, nors ji pavargus, ir skalbinius nukritusius nuo žemės pakeliu. Kartu jos baigia man šakos tos džiauti ir susikibę rankom iškeliaujant takeliu. Ir susikibę rankom iškeliaujant takeliu. Džiaunis kalbinis tu ant šakos. Ir atrodai kaip iš pasakos. Sužavėjai tu mane, įsižiūrėjau aš tave, kai džiaunis kalbinis tu ant šakos. Kai džiaunis kalbinis tu ant šakos. Džiaunis kalbinis tu ant šakos. Ir atrodai kaip iš pasakos. Sužavėjai tu mane, įsižiūrėjau aš tave, kai džiaunis kalbinis tu ant šakos. Kai džiaunis kalbinis tu ant šakos.
Taigi, mūsų vakaras. Ar tai į pabaigą? Dar ne pabaiga ir dar net ne paskutinė daina, bet... Kur ta kišenė? Mūsų ištiko didi širdgėla. Prieš jau gerus 3 mėnesius, kai šie ponai Ąžuolas ir Jurgis iškeliavo į Kauną siekti didžių teologijos studijos tikslų. Ir mes džiaugiamės jų džiaugsmu, be abejo. Paplokime! Bet matote, jie gyvena šančiuose. Ir šančiai, ačiū, turim kauniečių čia, zapiškiečių kažkokių tai. Ir šančiai, nors visai ramus rajonas, turi ąžuolyną. Ir ąžuolyną daug kas nutinka. Visai daug kas. Tai viena iš istorijų, ar tikrų ar ne, spręsti jums. Čia jau taip ąžuolinė kiekvieną dieną. Stoviu šančių ąžuolyne ir pelėdą aš girdžiu. Susiradęs jos landynę, atikau tyliai po medžiu. Ant suoliuko aš užmėgęs, šiąnakt staigiai prabudau. Net knarkimas nepadėjo, jos sukimą užgirdau. Patylėki tu pelėdas, skauda nuo tavęs ausis, taip lakštingala negėdi, jau atėjo laikas skrist. Tu miegoti mane duodi, tuoj migrena prasidės, šautuvą aš išsitrauksiu, visos plunksnos išbėrės. Bet pelėda nenutyla, žypsi geltonom akim, o piktis staigiai man sukyla, šautuvą remiu petin. Nueini per ąžuolyną, šūvio garsas nuostabus, ne pelėda, o kaimyną, paguldau aš į kapus. O vargšelė Aloyzai, aš pataikiau į tave, negana to pasigirsta pareigūnų sirena, šviečia farų žiburėliai raudonai ir mėlynai, prie temoje tik juoduoja jų nuo saulės akiniai. Aš bandau jiems pasakyti, kad nekaltas čia esu, nenorėjau juk žudyti, o dabar kramtau ūsus. Aukštas pareigūnas taria, ginklą greit ant žemės dėk, vaikų su savo kramtyti ir iš vietos nejudėk. Stoviu aš tik tai sustingę, širdžiai baisiai neramu, o labiausiai nenorėčiau mušti su faraonu. Baigsis man kaip Aloyzui, jei grūmosiu aš kumščiu, tad nulenkia savo galvą į mašiną jų lipu. Sako vešim į belangę, kur už grotų pasodins, o už nušautą į kaimyną 10 metų pavaišins. Akseleratorių nuspaudžia, laisvę skuba man atimt, antrankiai man riešus spaudžia, pabandysiu nusiimt. Vos tik pradedu krapštyti, sako atvažiavom jau, apsidairę suprantu, kad pravieniškėn patekau, nuveda mane belangėn, kur pelėsi už žodžiu, tik iš lauko pasigirsta, vėl pelėdą aš girdžiu, nuveda mane belangėn, kur pelėsi už žodžiu, tik iš lauko pasigirsta, vėl pelėdą aš girdžiu.
Prašom. Čia pašalinių. Garsystė Ūla, paplaukim Ūlai. Aš su jumis truputį pakalbėsiu. Ne dėl to, kad čia turi perjungti kanalus ir sutvarkyti techniką. Ne, aš tiesiog noriu pakalbėti su jumis. Tai, istorija, ar tik ar ne jums spręst, gal ateities, gal čia pranašystė, bet tikimės ne pas jūs. Taigi, jūsų koncertas artėja į pabaigą. Ir reikės išeiti, kas nori pasilikti, padėti susitvarkyti, galit. Bet jūs išeisite lauką, laukia yra šaltas oras. Ir žinot, dabar toks metas, daug lygų, daug virusų slankioja visur. Jo, tai. Teisingai, pabūinam. Virusai. Nereikia tiek ilgai kalbėti. Ir kad atsilaikytum prieš visus virusus, ir čiaudėjimus, ir kosėjimus, ko reikia? Imuniteto kažkas girdėjau sakė. Gal ir reikia gero imuniteto. Tai dabar dar 10 sekundžių man pasiruošt. Jurgi anekdotą. Ne, Jurgi pavaidink arklį. Plojam Jurgi! Aš tai labai seniai turėjau padaryti. Taip, jo. Čia, žinot, grožis reikalauja aukų, tai Taip. aukojam tą gražų laiką. Truputį užtruks laiko. Jo, čia toks, žinot, kai tiek ilgai plaukų nesisiekia. Bet, o arklį man jau reikėjo prieš metus vaidinti, bet tada aš susirgau ir neatėjau ten, kur, žodžiu, Ignas sakė, kad man jį galimai reikės vaidinti. Tai čia buvo tikriausiai atsimokėjimas. Kai kuriem iš jūsų, ypač tiem, kurie mane mažiau pažįsti, gali kilti natūralus klausimas, tai taip, mano mama yra kirpėja. Ir mes turime mamą čia, kur yra mama, pakelk ranką mama. Mama prie šviestuvą ten. Taip, Žirmūnų gatvė 136. Tiek, daina apie imunitetą. Visų ligų. Natūralus imunitetas tas, save reiks man niekada gerti papildų. Man mama vaikystėj sakė, kuo daugiau daržovių graužti, kai to daryti aš negaudavau pietauti ir vėl laukus likau. Man laukia lakstyti, daug pavargau ir prie kompo nesėdėti, tik tai stovėt. Viso to labai nemėgau, aš labai nemėgau, bet turėjau tai kentėti. Gerti įvairias arbatas ir vėl tos arbatos, valgyti uogas ir vaisius.
gulti lovą ir mėgoti. Ir vėl lova. Man imunitetas leidžia jokių vaistų nevartoti. Nei piliulių, nei tablečių. Nei miksturų, nei trinktūrų. Organizmas turi kovą. Visos ligos dingsta pliuso. Vaikščioti trumpom rankovėm. Arba ne. Aš galiu net ir per žiemą. Kai mane jos susitinka, visos lygos rami šieną. Natūralus imunitetas tas saugo mano kūną nuo visų ligų. Natūralus imunitetas tas neveiks man niekada. Gerti papildų. Natūralus imunitetas tas saugo mano kūną nuo visų ligų. Natūralus imunitetas tas neveiks man niekada. Gerti papildų. Natūralus imunitetas tas saugo mano kūną nuo visų ligų. Natūralus imunitetas tas neveiks man niekada. Gerti papildų. Ar dar turim arbatų? Tai gali pamėti dar. Mūsų dar neremia, bet, na, gal ateičiai. Nebėra. O, nu tai va, kas gavo. Rūpinkitės imunitetu, hebra, nes, na, tamsus laikai ateina. Ne, realiai tamsus, nes, nu, žiema temsta anksti. Taigi, Šalta. paskutinė daina. Labai gera girdėti nuliūdusius žmonės. Bet... Ai, tu taip, tai tu atsitupęs daino, ką čia. Paskutinė mūsų daina daugam žinoma. Oh yeah. Arba ne. Todėl prašysiu prisijungti tiem, kam nėra žinoma. Prašysiu prisijungti, nes, nu, ta prasme, labai lengva prisijungti. Ir daina iš tiesų atliepianti tam tikrą globalią problemą. Globalinis atšilimas, matot, aš kaip geografas turiu rūpintis ir savom temom. Siaubinga. Tai globalinis atšilimas mus visus paliečia, ne tik žmonės. Ir ši daina, sakyčiau, atspindi mūsų grupės universalumą. Iš tiesų. Daina, kurią gali dainuoti visi. Daina, kurią gali mėgautis ir maži, žinau, čia yra ir mažamečių, ir dideli, ir jau labai dideli. Labai dideli, kaip, nežinau, kokie mamutai. Jau žinot apie ką tai. Bet jo, tai pabrėžia mūsų grupės universalumą. Ir nors aš sakau žodžius paskutinė daina, nu ne paskutinis koncertas visų pirma.
O visų antra, tai galite mus kviesti gimtadieniam, vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm ir tarsimės. Tai, paskutinė daina, visi prisijungiam ir pasilinkstinam. Mamutas, didelis mamutas, 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 didelis mamutas, priešistorinis gyvūnas, kas toksai mamutas, kailis baisiai, baisiai šiltas, kas toksai mamutas, kaip demblys tik tai didesnis, kas toksai mamutas, ir ropoja ledynus, kas toksai mamutas, 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 didelis mamutas, 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 didelis mamutas, savo priešams pavojingas, kas toksai mamutas, o draugams švelnus paglostyt, kas toksai mamutas, valgo krūmus ir žolynus, kas toksai mamutas, šokinėja ir nerimsta, kas toksai mamutas, 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 didelis mamutas, 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 didelis mamutas, ilgai jis mėgsta pamiegoti, kas toksai mamutas, o naktim žvaigždės skaičiuoti, kas toksai mamutas, vandenį ledinį geria, kas toksai mamutas, ir erdvėm urve gyvena, kas toksai mamutas, 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 didelis mamutas, 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 didelis mamutas, atšilimui prasidėjus vargšas kas mamutas, kailio jis per daug turėjo, kas toksai mamutas, vasara pas jį atėjo, kas toksai mamutas, ir dėl to jisai išnyko, kas toksai mamutas, 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 didelis mamutas, 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 didelis mamutas, greit jų žemėj nebeliko, ko tokių mamutų, tik tai baltos iltis liko, ko tokio mamuto, kai kažkas skeletą rado, ko tokio mamuto, apgyvendino muziejui, ką tokį mamutą, mamutas, mamutas, didelis mamutas, 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 didelis mamutas. Gitara, ąžuolas, mandolina, rapolas, balsai ir valgantys ledus Jurgis, Ema ir būgnai Agnė. O kaip netikėta, tikrai nesiruošiam. Sveikinam atėjus, pasegės signatarus, ne pas advokatus ar kokius
dainuoti, šokti, trypti ir šelioti, o kai kažką liūdnesnio grojom, tyliai parinduoti. Čia galėjot padainuoti, šokti, trypti ir šelioti, kai kažką liūdnesnio grojom, tyliai parinduoti. Sveikinam atėjus, pasengrės signatarus, ne pas advokatus ar kokius notarus. Sveikinam atėjus, pasengrės signatarus, pažiūrėk, kas daros. Sveikiname jūs atėjus į šoną, darbus pasidėjus, nuo rutinos atsitraukus, kol neišpradėjot. Ačiū jums, kad atėjot į šoną, darbus pasidėjot, nuo rutinos atsitraukėt, dar neišpradėjot. Sveikinam atėjus, pasengrės signatarus, ne pas advokatus ar kokius notarus. Ačiū, kad atėjot, pasengrės signatarus, pažiūrėk, kas daros. Ačiū, kad atėjot, pasengrės signatarus, ne pas advokatus ar kokius notarus. Ačiū, kad atėjot, pasengrės signatarus, pažiūrėkit, kas čia daros. Ačiū jums, susitiksit kitą kartą. Ir dar labai didelė padėka garsistėms Ūlai ir Tėjai. Dėkojame mūsų sunkių daiktų nešėjui Arnoldui. Austėja minėjai. Austėjai! Tai ačiū jums, saugiai grįžkit namo ir iki kitų kartų.